Mano vardas Antonas, aš gyvenu čia netoli 5 minutės. Tas netoli – tai Žirmūnų mikrorajonas. Gimtieji Antono, kiečiausio Lietuvos talentų iliuzionisto kiemai. Mes esam Žirmūnuose ir čia praėjo mano vaikystė. Būtent šitoje aikštelėje buvo daug visko įdomaus. Iliuzionisto vaikystė buvo tokia pat vaikystė kaip ir daugelio paprastų chuliganų. Pasenęs biški. Kadangi vaikystėje kompų dar nebuvo, tai šitoje aikštelėje, apskritai šitam rajone neįmanoma surasti vietos, kur mes su draugais nebūtume įkišęs kokios petardos žiemą, pavyzdžiui, arba kur mes nebūtume ten žaidę kokį nors žaidimą. Žodžiu, mūsų vaikystė praėjo be interneto tokiuose erdvėse. Talento scenoje pasaulis tarsi apsiverčia aukštyn kojom. Matyt, pokštai ir juokeliai, kuriais Antonas žarstasi Lietuvos talentų scenoje, irgi iš jo vaikystės. Kitaip, argi jam pavyktų susišnekėti su griežtaisiais teisėjais? Paspauskit. Tau nepavyksta. Man suaugęs vyras ir vėl jį prigavau. Realiai visi iliuzionistai mėgsta pasakot, kad pradėjo ten, kai jam buvo 9 metai. Ir tada klausimas aš kilo, kodėl tu tada iki šiol nieko nemokė, jeigu ten 20 metų jau to užsiėmė. Realiai pradėjo užsiiminėti, kai buvo 18, 19, turbūt taip. Gerai, pabandom kai ką. Kaip ten bebūtų, Antono atliekami triukai abejingų nepalieka. Ir šįsyk jis žada smūgiuoti dvigubą jėgą. Teisėjams teks atlaikyti tikrą proto šturmą. Aš noriu, kad geras skonis nugalėtų prieš blogą. Ir aš, kaip ir kiekvienas žmogus pasaulyje, tiki, kad jis geras skonio atstovas. Nes aš žinau, yra daug žmonių, kas mane palaiko ir aš noriu jos pradžiuginti, noriu pasilinkins pats, bet mano pergalė bus konkrečiai, jeigu aš pasirodysiu kaip reikia. Šimtus metų kiekvienam cirke, visam pasaulyje žongliruoja kamuoliukais. Tačiau šiandien aš parodysiu, kaip galima žongliruoti žmogaus proto. Su Velykom! Šiandien truputį šalta, todėl neišsivyrė. Ir pradėsim mes nuo naglio. Naglį tikrai žinot, kas čia yra. To jūs padarysit štai taip. Pasižiūrėsit, koks skaičius yra viršui. Niekam visam pasauliu nerodysit. Ir po to neišsiduosit. Dalia kontroliuos, kad aš nežiūrėčiau. Žiūrėsiu jom tiesiai akis. Atsargiai, Dalios sakys hipnotizuoja. Sugadins tau triuką. Nagli, kaip jums sekasi? Nu, aš jau pasižiūrėjau. Ai, bet padarėt šitą, taip? Dar reikia ir pakrit. Vėl žiūrim. Taip. Taip. Taip, pasižiūrėjot. Taip. Aš skaičiuosiu iki 6, jūs neišsiduokit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bus 6. Ar yra? Taip. Puiku. Palaukit, mes apsunkinsim užduotį. Nagli, toj ištraukit tą kauliuką. Jūs jį padėsit tokiu būdu, kad viršui būtų tas skaičius, kuris jums labiausiai šiuo momentu patinka. Darysit tai ant stalo, tiesiog darysit taip, kad niekas nematytų ir uždengsit su šito. Ir vėl Dalia kontroliuoja situaciją. Taip. Ir pasakykit. Viskas, taip. Kadangi Naglis yra liūtas pagal horoskopo ženklą, be jokių abejonių, jūs pasirinksit 2. Ačiū. Arba, nors žinot, Nagliai čia pasiliks kaip dovana. Šiaip labai padeda prognozuojant oras.
Ačiū. Bet yra dar vienas dalykas, link kurio mes judėjom. Visi žinom, kad Dalia puikiai išmano kostiumus. Dalia, nemandagus klausimas. Kiek jūs manote, aš sumokėjau už savo kostiumą? Neįsivaizduoju. 3 ženklis skaičius bus. 3 ženklis. Nu, Taip. tarkime, 500 eurų. Lygiai? Aš nežinau. Gerai, 560. 500. Jūs pasistengėte, visgi superfinalas. Nu, tai nepagailėjote. Gerai, taip. 560. Dar peteliškę, tai galima dar 5 damesti. Tai, jau kaip į pirmas yra svarbiausias. Arba kiek? Arba 560. 560. Lygiai arba 65? Peteliškę už dyką ten dadėjo. Supratau, reiškia bonusą. 560, čia rašom eurų. Ilona, o kiek centų dar buvo prie tos sumos? 99. Ar tikrai? Spėju, dažnai tai būna. Gerai. Tai būna visada. Taip, 99 CT. Na, kadangi aš dar nelaimėjau Lietuvos talentų, aš negaliu dar sau leisti kostiumą už tokią sumą. Todėl, žinot, jūs ne visai atspėjot, kadangi aš ne visai jį nusipirkau. Palaukit, čia kitas šou, nereikia muzikos. Galbūt, čia jo liko toks daikčiukas. Bet, jeigu aš jį pirkčiau, jis kainuotų lygiai. Aš manau, tokie sutapimai būna tik filmuose. Todėl pabandysim kai ką, kas yra susijęs su filmais. Taip, čia aš turiu kol kas tuščią diską. Ilona, aš noriu, kad jūs ant to disko pasirašytumėte ir šitoj pusėje. Gerai? Jo, aš jums padiktuosiu. Taip, Ilona. Aš parašau, autografą Ne, turiu? geriau, kaip Tiesiog, vardą, ar ne? jo. Vardą, Ilona. Taip, balsuokit už Antoną. Gerai, kaip jūs norit? Puiku. Taip. Parašas yra ir visą laiką mūsų diskas bus štai čia. Taip. Samai, Saugiai. Tu mane vėl čia yra užpulsi. bilietai. Ir čia yra, ko gero, vieni iš populiariausių, geriausių filmų pasaulyje. Matrica, Skyfall, Sky. jo. Jo. Wow. Žodžiu, ko Kill gero, Bill. sąrašas pačių geriausių filmų. Ir žinot ką, tiesiog, aš noriu, kad jūs kokį vieną paimtumėte. Kurį nors. Samai im. Eisi į kiną. Gerai, kas Štai. ten? Titanikas. Neblogai, Samai. Patinka šis filmas? Labai liūdnas galas. Liūdnas. Bet už tai kokia daina. Žinot ką? O daina jo. Daina patinka, supratau, jausmai. bet šiaip, žinot, aš taip ir galvojau, kad jis ištrauks Titaniką. Dėl to aš atsinešiau šį diską. Ir atsimenat, vienoj pusėje pasirašė Ilona. Taip, jūsų parašas niekas Taip, nebuvo Ilona sukeista. Balsytė. Taip, aš Taip. parašiau. Bet kitoj pusėje, Žiūrėk. neišsitraukė. Taip, bet kitoj pusėje mes aiškiai matom, kad čia yra Titanikas. Ilona, aš noriu, kad jūs dabar tiesiog įsitikintumėte, kad tikrai jūsų parašas, kad nieko nebuvo sukeista. Taip, čia mano parašas. Viskas taip, kaip turi būti. Dėkit atgal, nes man patinka tvarka. Man ant tiek patinka tvarka, kad ne tik diskas būtų gerai pasirašytas, tačiau kad ir dėžutė irgi būtų originali. Wow! Ei, kaip tu čia? Bet, Samai, čia dar ne viskas. Atsistokit. Nusisukit. Biškį padarykit ranką štai taip.
Jis ir vėl mane turi. Na, sakė, kad daina patinka. Dalia, galit man suglamžot tiesiog tą kainą? Šitą kainą. Jo. Tik suglamžiai. Suglamžykit, jo. Nes aš noriu įnešti šiek tiek filosofijos į savo pasirodymą. Galiu? Koks buvo šio pasirodymo tikslas? Esmė tame, kad mes galim tiesiog kažkokius skaičiukus paversti tikrų teigiamų emocijų fejerverko. Ačiū. Antonai. Kad gražiau būtų. Ta prasme, sėdėjom ir spoksojom į savo televizoriuką su Mindaugu ir visa kita. Pasik šiaip tai naudojama visą laiką yra burtų lasdelė, ten šakutė kažkur turėjai, tau nesulindo kažkur. Ai, šakutė. Čia, žinok, aš Velykas buvau šventęs ir ką tik atvariau čia. Ne, aš gal kam ir tau reikalinga kišenė, aš tave perspėjau, kad tu nesusižeistum. Nesusižeistum? Palauk, padarom tau vieną. Ką jūs čia darot, vyrai? O viešpatie tu mano, o Jėzau! O, tau suvenyras. Aš galvoju, kad čia kiaulės liežuvis. Ne, čia nesąmonė, be majonezo. Fu, nevalg. Gerai, Sauliau. A ką aš galiu pasakyti? Jis taip mane išmaudė, žinai, kad aš tiesiog esu dabar priklausomas, nu ką aš galiu pasakyti. Išmaudė eilinį kartą. Iš tikrųjų nuostabu, kai tokie paprasti dalykai tau akise pavirsta tokio stebuklų. Tai yra tikrai fantastika. Ačiū labai. Ilona. Einšteinas yra pasakęs, kad žmonės į gyvenimą žiūri dvejopai. Vieni mano, kad stebuklų apskritai nėra, o kiti visur mato stebuklus. Tai manau, šiuo atveju net ir tie skeptikai turėtų pasakyti, kad tų stebuklų čia buvo tikrai daug. Ačiū labai, Dalia. Man, Antonai, šiandien labai patiko, nes anksčiau aš vis turėjau problemą, kad būdavo labai ilgos pauzės, kur nieko nevykdavo ir mūsų dėmesys išnykdavo. Šiandien viskas buvo taip gerai sustatyta, jūs taip gerai viską padarėte. Nebuvo jokių pauzių, ėjo vienas po kito triukai ir buvo iš tikrųjų labai įdomu. Aš tikiuosi, kad Lietuvos žiūrovai buvo taip pat labai įdomu ir aš tikiuosi, kad jums šiandien bus tikra sėkmė. Dalia, Antonas nieko atsakyti negali. Irgi balsuosit kaip Ilona? A, tu dar pakalbi be liežuvio? Taigi tu neturi liežuvio. Tau gal. Naglė. Ne, Antonai, jūs esate superžvaigždė, čia garantuotai. Lietuvoje ji arba jau yra ankšta, arba tuoj bus ankšta. Mes visi buvome pasakoje, mes visi buvome burtų karalystėje. Jūs grasinat jam? Ne, aš džiaugiuosi. Ir tai buvo tiesiog užburiančiai gerai. Ačiū. Antono numeris šį vakarą yra 0-3. Superfinalo magija.